Sveiki, mėly prenumeratoriai, žiūrėtojai mano kanalo, žiūrovai. Dabar esam Kaune. Yra mano vienas filmukas apie Laisvės alėjos pradžios, kaip sakyti, nesutvarkymą, bet dar truputį dar papildysiu. Per trumpai ten tada prifilmavau. O dabar stebėkit, kaip užsibaigė, kaip norėšta linija. Čia jau renovuota pusė ir prie Soboro, o dabar va čia kaip kita valstybė, kaip siena. Ir va tikrai tos pradžios trūksta, va nuo Soboro eina dar Laisvės alėja toliau tęsiasi. Ir kaip pamatot, čia apie medžius turėtų kažkaip sutvarkyti gražiai, kokie gėlynai būti. Bet čia va taip ir pamiršo. Taip ir niekas ir nesutvarkyta. Tai va, mėlyje, parodysiu šium dabar smulkiau. Aišku, aš manau, kad tai yra planuose, gal sutvarkys, bet tai keistai atrodo, jau sutvarkė ir Laisvės alėja, ir Vilniaus gatvė. Ten visą tą galą. O čia taip ir liko tokie šabaškynai. Nu, tikrai, kad nedaro Kaunui garbės tokie vaizdai. Čia prasieisim. Tiesiog duobės ir purvas. O toks kaip sovietmečio toksai kaimelis, koks kaip Kaliningrado srityje gražiau sutvarkyta, Karaliaučiaus srityje negu čia Kaune. Tai žiūrėkit, kaip stovi mašinos, kaip bordiūrai išmušti iš. Nu, reikia tvarkos. Taip negali būti toks bardakas Kauno mieste. Kur turėtų būti kažkokie gėlynai, gazonai. Tiesiog žolės galima triušius ganyti. Kas neturi triušiam žolės, tai atvažiuokit į Laisvės alėją, atsiveškit triušius ir paganysit triušius. Tai štai jum ir Kaunas tvarkosi. Čia visur duobės. Žiūrėkit, kaip mašinos važiuoja. Ir tai Laisvės alėja. Štai va tolumoj Soboras. Čia Laisvės alėja, kaip atrodo. Štai perėsim dabar į kitą gatvės pusę. Ir ten bus Laisvės alėjos pati pradžia. Žygiuojam kitą gatvės pusę. Į Laisvės alėjos pradžią. Yra čia tų duobių.
Čia kažką tvarko, gal jau pradėjo kažką tvarkyti. Gal bus koks fontanas. Bet sakau, gal paveikė pirmas mano reportažas. Sujudino. Nes jau buvo tragedija. Laisvės alėjos pradžia. Ir tokia tragedija. Aišku, lapų čia nieks per daug netvarko, nes yra sausra visą šalyje. Jau kai bus matomai kažkoks, kai neperėsim per lapus, tada gal ir šluos tvarkys. Štai žiūrėkit, kaip atrodo. Čia netgi suoliukus jau nuėmė, ko gero gal ir tvarkys. Čia buvo suoliukai, dabar jau nei suoliukų nėra. Tai va, kaip labai bus istoriniai kadrai. Jeigu ir pradėjo tvarkys, tai bus ką atsiminti, kaip buvo. Aha, praeitą kartą, kai filmavau, čia prieš keletą mėnesių, gal prieš porą, tai dar čia buvo ir suoleliai. Dabar jau suolelius irgi nušveitė, numėtė. Šiaip augmenija, medžiai visai ir čia gražu, gerai. Nieko su augmenija čia nereikia daryti, ar iškirs ar kažką. Bet pačius šaligatvius reikia tvarkyti. O koks rudas katinas, labai gražus. Man labai gražu rudi katinai. Tai va, mielieji, gal jau prasidėjo Laisvės alėjos pradžios tvarkymas. Ir tie žibintai kažkokie egzotiniai, senoviški. Gal juos būt gerai, kad ir išlaikytų. Čia nelabai senoviški, o tas viršus tai tikrai, kad šiuolaikinis. Čia tokie tik tai stilingi. Šiaip labai blogai, kad pradėjau ne nuo pradžios tvarkyti. Reikėjo būtent nuo pradžios pradėti tvarkyti, o ne nuo galo. Labai nykiai niūriai atrodo viskas. Tai va, iš tikrųjų pati Laisvės alėjos pradžia, dar prieisiu, parodysiu tikrai, kad negalvotumėt, kad čia kažkoks farsas, kad čia ne Laisvės alėja. Štai va Laisvės alėja, matosi.
Laisvės alėjos pati pradžia. Tai va.